O Dieve mano, mūsų skrydis jau rytoj, o lagaminai dar nesudėti. Man dar nagus susitvarkyti reikia. Arija, viskas gerai, tu važiuok. Aš viską sutvarkysiu. Atostogom pasiruošę. O beje, jūs skrendate su mumis kartu. Sveiki atvykę į Šri Lanką, Indijos vandenyno perlą. Ši nuostabi sala, turtinga savo istoriją, įvairialypę kultūrą ir kvapą gniaužiančiais kraštovaizdžiais, yra tikras rojus kampelis. Šri Lanka tai tropinė sala Indijos vandenyne, žinoma dėl savo senosios civilizacijos, kvapą gniaužiančios gamtos ir arbatos plantacijų. Istorija čia siekia daugiau nei 2,5 tūkstančius metų nuo senųjų karalysčių, tokių kaip Anuradapura ir Polonnaruva, iki britų kolonijinio laikotarpio. Viduramžiai Šri Lanka garsėjo kaip budizmo centras, o jo šventyklos ir dagobos iki šiol stebina lankytojus. 16 amžiuje salą užkariavo Portugalai, vėliau Olandai, o nuo 19 amžiaus ji tapo britų kolonija. 1948 metų Šri Lanka atgavo nepriklausomybę. Šiandien tai šalis, kurie susipina tradicijos ir modernumas. Nuo spalvingų festivalių iki gyvybingų miestų bei ramių paplūdimių. Nepaisant praeities iššūkių, įskaitant ilgą pilietinį karą, Šri Lanka išlieka vieta, kurioje istorija gyva kiekviename žingsnyje. Sala taip pat yra prieglobstis laukiniai gamtai, kur dramblių pulkai laisvai klajoja nacionaliniuose parkuose, o leopardai slepiasi tankiuose džiunglėse. Šri Lankos biologinė įvairovė prilygsta tik nuostabiems pakrančių vaizdams, kur auksiniai paplūdimiai tęsiasi kiek akis mato, o šilti Indijos vandenyno vandenys kviečia tyrinėti spalvingus koralinius rifus. Šri Lanka – šalis, kur kiekviename kampe laukia naujas nuotykis. Yra vieta, kur praeitis ir dabartis susilieja į nepamirštamą patirtį. Taigi, važiuojam! Tadam! Nu va ir pagaliau dasibeldėm. Beje. O Dieve, ilga diena. Ilga labai diena. Ir sveiki atvykę į Šri Lanką. Pagaliau. Mes tokie visi dūžę dar. Žodžiu, vakar 4 ryto išvažiavom iš namų Airijai. Ir tik dabar gavom kambarį. Dabar yra 1 dienos. Atskridom 3 nakties. Davažiavom čia 6:30 ryto ir laukiam iki 1 kambario. Nu ką, užeinam, gavom pagaliau kambariuką tokį va. Deluxe family. Čia mums viską sunešė, daiktus visus. Lovikė va tokia mūsų. Čia mano. Air conditionas, fanas, šaldytuvas, spinta, Augustės lova. Tinkliukai nuo odų, nes čia odų yra. Dušas va toks nemažas. Toks pats kaip visada. Pajodas su mokim per visą savo dieną. Ir dar šitą turi. Nežinau, kas Iš tų darėjom muiliukų. Nu, čia tronas. Šlanga. Kojom mums bus. Ir balkoniukas su vaizdu į džiunglės. O Dieve, kaip tvanku. Va, taip va. Kadangi atvažiavom labai anksti ryte, tai garsai čia buvo. Vau. Visokių žvėriukų, paukščiukų. Kai nubėgom jau prie jūros, buvom prie vandenino. Žodžiu, pliažas, tai belė kokio gerumo. Parodysiu vėliau, nežinau, ne šiandien, rytoj turbūt. Šiandien dar norim kažkaip dabar eit nusnaust, bent valandžikę ar 2. O reikia lovą patikrinti, ne? Minkštumą. Kažin, galima šitaip šokti? Nu, Airi, 1, 2, 3. Oi, minkšta gerai, fui. Va taip dabar iki 5 suskaičiuoju ir knarkiau. Tai pamiegojom, va, porą valandžikių, nežinau. Taip,
Augustė irgi va, jau nudegė veidukai jinai pas mus. Pusdienį prie basiniuką pasidėjo. Tai bandysim važiuoti, pavalgyti kažką tai. Ir dar susitiksim kelis bičiulius, jie jau čia kelias dienas, jie atskrido pirmi. Augustė dar nežino, kas čia tokie. Staigmena. Surprizas. Staigmena, kas mūsų laukia čia. Ir nežinau, reikia vaikui kepcinų lėksim, paskui mes jau vakare kažkur į vietinį raštanėlį. Kažkokio kario reikia išbandyti vietinio. Jau 5 valandas, tai lekiam per duris. Kviečiam tuktuką. Nekviečiam iš kur, pasigausim gatvį kažkur ir čia apie 10 minučių iki kepcinų. Tai gerai, vežam kolegom lagaminą atiduot. Čia jau mūsų tokia vila pirmoji. Mūsų kamarys kažkur, antram aukšte kitoje pusėje. Va čia. Durys čia jau. Ten baseinėlis yra. Gultai 6 turbūt. Ir tokia gatvė irgi va, rami čia. Va, aplink irgi visokios vilos, viešbutėliai. Iki pagrindinio pliažo čia paeit apie 10 minučių pėstute. Nieko baisaus, nieko tragiško. Nu jo. Tragiško. Tragiško buvo tas, kad... Papasakok tragišką įvykį. Kad vėl gausi taip, kad kažkaip naują kamerą, nežinau, turbūt pavogė man ištraukė iš kuprinės Budabio oro uoste. Aš taip galvoju, nes nuėjau į Tuliką ten, kol dariausi ir aš, pats kaltas turbūt, buvau į tą kišenėlę, va čia tokia va, įsikišęs va kuprinės ir matomai kažką labai sugundė. Tai va, dabar vėl perėjau ant GoPro ir bandysiu su fotiku dar kažką filmuoti. Biški kokybė, aišku, tokia bus. Biški blogesnė, bet nieko nepadarysi. Pradėsim lagaminą. Hello. Hello, boss. 3, yeah? Fit? Ok. Mūsų transportėlis. Įdės, ten stogo, kur nors. Viskas legali. Все, lekiam. Kas čia? Kas čia? Augustė, kas čia? Jau spėjai nudegti. Jo, baseinė. Surprise? Surprise tavo. Matai, kas čia mūsų laukia? Kaip tu spėjai nudegti, tik tai atvažiavo? Taip, sakyk, mes... Prie baseino šiandien pusę dienos. Kas čia? Kas čia? O tu galvoji, kad mes KFC važiavome? Nulems. Gerai, pliažai pliažais, bet pietus jau vakarienė pagal grafiką. Raudona žuvis, ką yra nesuvalgyšiais, nors neiškėlai bus. Krevečių. Čia krevetės didelis. Čia krevetės, jo, man atrodo, tas jėlo vandens nejūdinės. Mario, kurią žuvį? Šitą? Raudonas aš noriu. Užsisakėm red snaperį ir krevetosų. Ragausim. Vietoj pagamins tenai griliuką. Ir su vaizdu į jūrą, ant paplonimėlio. Pavalgysim. Ignas jau iš tikrųjų, tai va, dar nesakiau. Ignas Andželika, kažką žino, žodžiu, čia Airijos brolis su savo draugė. Jie atskrido 2 dienom anksčiau ir jis jau užvalgė Austrijų, viskas dabar jau su veikojančiu skrandžiu sėdi. Ignas sakė, šiandien nevalgo. Ignas jau persivalgė. Toks vaizdas. Ten kažkas vyksta, kažkokie vietiniai kažką tai.
šito ant paplūdimio. Karnavalas. Gal tiesiog. Nu va, atkeliavo žuvytė pagaliau. Ai, čia, eik su Igne pavaikščio prie vandenuko. Eik. Va, eik. Krevetės skanios. Eik, pasimė. Airė dabar Kelią ragaus. pašvieši. Airė, Ką? Ragauji. greičiau sakyk. Greičiau sakyk, sako. Čia dar čili padažioka. Skanu. Red snaperis turi būti skanus. Bet aš turbūt senai esu valgius šviežios normalios žuvies skonį, tai jinai atrodo tokia, man tirpsta burnoj. Nu šitą ir yra tokio, taigi red snaperis Augustė, nu. O, Jezu. Nu čia jo dar pridėjo visko ant viršaus, visokio gėrio. Ojei, vai. Gerai skanaus. Labai skanu. O, labą rytą. Labas rytas. Ką vakar taip pavakarėliavom skaniai ir užbaigėm vakarą. Na, biškį pasivaikščiom prie jūros, ten pasėdėjom, atsigėrėm po vieną šaltą. O šiandien ką jau mes prie pusrytukų gavom po lėkštę vaisių. Pusryčiai eina čia mums šitą viešbutėlį. Va, atnešė iš pradžių vaisiukų, tokių skanių. Ir paskui... Augustė valgo jau bananą. O paskui dar užsakiau, yra 3 opcijos pusryčių. Šrilankietiški pusryčiai, blynai šrilankietiški arba angliški pusryčiai. Tai mes pasiėmėm šrilankietiškų, žiūrėsim. Ragausim. Nu, vaisiukai suėjo greitai, dabar sulaukiam vietinių pusryčių, tai čia nežinau, kažkoks paplotėlis ryžių su kiaušiniu, makaronai, kažkoks padažiokas, kažkokia bulvė. Nu ir ragausim, pas Augustė blynas. Kurio jinai nevalgys, sakė. Žodžiu, šitas vaikas. Aš nežinau, ko man čia gyva bus. Nieko išauks pavalgys, kažką tai turės valgyti. Ką einam, bandysim? Vėžliukų pažiūrėt gal rasim. Turtle Beach vadinamas. Ignas turėtų irgi atvažiuoti ir eisim šiandien toks pliažo dieną. Ai, dar, ką reikia dar padaryti. Tai reikia mum eiti išsinuomoti tuktuką bandyti. Tai žiūrėsim. Rašiau vieną kompaniją, tai sakiau neturi. Eisim dar į kelias bandysim. Tai panašu, kad vėžliukų nėra, arba jie gal yra, bet reikia su maske plaukti tenai snurkelint, nes šiaip jeigu būtų vėžliukų, tai jau žmonės ten plaukėtų, būtų krūva žmonių. Nu, bet nežinau, čia radom bičiką, įsinuomavom kėdės tokias, 500 visai dienai, 500 vietinių. Ir žodžiu, 3 kėdės mums 5 eurų nekainavo. O dar va, kas su gultais, jeigu ten matosi gultai, tai kiekvieno barėlio, nu, ar čia butėlį yra gultai. Ir jeigu tu kažką perki pas juos, ten alaus ar vandenuko ar kažką tai užkasti ir gali tą gultą naudoti visą dieną. O vaizdas va toks. Augustė nuvarė maudytis. Šiandien 31 pavėsi ir rašo 38, nu, juntaminė temperatūra, žodžiu, tas vadinama, ant saulės. Šilta. Šilta. Kairė. Šilta, ar ne? Šalta. Pavėjas, pučia eina savo kaip šalta. Bet paplūdimys tai belė kokio gerumo. Ai, tai vakar, palaukit, nefilmavau, ne. Nes vakar mes šiandien 7 ryto šliaužiojom. Tai va už tos čia Papūgų sala vadinama. Ir ten yra tas Mirisio pagrindinis paplūdimys. Ten dar va nueisim.
O rytoj ryte anksti kelsiuosi ir eisiu į tą Papūgų salą, bandysim dronelį pakelti ir pažiūrėti viską iš viršaus. Tu eisi be mūsų į salą? Taip, nes jūs mėgosite, kaip sakyti. Ne, mes nemėgosim. Mums šiandien turi įleisti išsimėgoti, bet tu neleidai vėl nuo 6 ryto judinai. Taip, rytoj 6 ryto išeinam. 6 ryto, rytoj, o nors vieną naktį galima pamėgoti. Ant Saulėteką ir Augustė jau turlinasi vandenukę. Ką, laukiam Ignaso ir bandysim gal tą kaukę pasiimti, nežinau, tų vėžliukų paieškos. Bet vėžliukų mes dar matysim iš tikrųjų mūsų paskutintam viešbutį, ten jie visą laik būna. Krūvos ten pavyzdžiui vėžlių. Ai, ten irgi bus? Jo, tas kur Una Vatūna tam miestelėje. Tai ten grinai iš viešbučių išeini mūsų ir jie ten plaukas. Žodžiu, pasiimi žolių, pamaitini. Ai, Banglentę va galima įsinuomoti irgi, gal ir tą reikės pabandyti. Bet vakar sutikom lietuvį parduotuviai. 2 lietuvius jau per vieną dieną. Jau per vieną dieną 2 lietuviai, taip, bet vakar sutikom vieną lietuvį parduotuviai, taip biškį pasišnekėjom. Tai labai jau čia jie daug skamina tie šrilankiečiai. Vakar jie apsimokėjo 10 000 jų pinigų. Ale pasėmė plaukti, pasurfinti ir nuo banglentės ten kažkokia detalė dingo ir turėjo sumokėti baudą, bet sako, tikrai jinai ten buvo. Tai arba spėjo apkeisti kažką padaryti, nuimti, nu žodžiu, apgavo. 10 000. Tai va reikia visą laiką apsižiūrėti, ar ką benuomotum, ten motorolį ir banglentę apsižiūrėti, apsifilmuoti, kad paskui taip nebūtų, kad nuskambintų, atgautų. Tai va, turėkit omenyje. Ką sako, yra vėžlys, tai pasiėmiau greitai maskę, plaukiam žiūrėti. Kažkur va ten, kur visą hebrą reikia plaukti, gaudyti vėžlį. Labai didelis, sakė. A smagu vandenukė, šiltas kaip vonioj. O jie vanduo arbatėlė. Įva toks vaizdas, va, į krantą. Dėlė kokio gerumo, paplūdimiai čia, eikti savo čia, nežinau, Tailande tokių dar, nu kaip, mačiau, bet labai mažai. O čia jie visi, viens paskui kitą, visi va tokie. Labai daug žalumos. Fainai, kad daug. Žalia labai, jo. Palauk, manęs valė. Tavęs palaukti? Mes čia. Taip. Man jau nugarytė svilina, reikia patepti jaučiu taip normaliai. Kremuko, aš pats ant kiek pasiekiu. Man niekas nesvilina. Tai tu su rūbeliu savo geru? Sargiai? Arbatą vandenėlis, galėtum sėdėti čia visą dieną. Kaip įlendi, tai išlįsti nebegali. Augustė ir sėdė jau vos ne visą dieną, ištrauk neina. Ką reikia bandyti, gal dar pasiimt snorkelį? Ką dabar be reikalo pinigus bus sumokėti, jeigu vėžlį biškį pamačiau vieną, bet dabar bangos kyla, dabar vanduo grįžta, tai biškį gal biškį pavojinga, bet žmonės nardo čia va. Atplauks gal vėžlių dabar čia. Krantą. Gerai, pradžiai reikia įsitepti kremų nuo saulės normaliai. 39 karščio. Kas čia buvo? Niekas. Nu, Airija kaip? Kaip? Maudynės maudynėm, bet pietus pagal grafiką, taip? Nu tai aišku. Ką užsisakėm? Aš bulvytės Augustė atidaviau. Aš kažkokį vištieno šašlykas čia kažkokį. Grilled chicken. Aš krevečių pasiėmiau karį, bet krevečių tik tai tiek ir viso kito dar va tiek va čia aplinkui. Ignas va sumuštinį. Ignasas sumuštinį. Ignasas jau pasveiko, gali valgyti.
Andželikai irgi kari daržovių. Kaip pas mane, tik su daržovių. Kavytė. Ir su tokiu vaizdu, aišku. O, skani kava. Nu, ragauk. Šalta. Skanaus. Tai mums tai skanu, aišku. Dar neragavau, bet matau, kad bus skanu. Skanu. Jo. Labai daug. Gerai, davai, let's dig in, kaip sakoma. Ką mes čia vėl tik nieko neveikiam, kol kas tik valgom ir valgom, ne? Nieko tai pradėsim, nu įsivažiuoti reikia, dar tik antrą dieną. Jo, bandom tuktuką relaksas. vis susirasti, kur išnuomoti. Arba išnuomoti, arba kažkur nedaskambinam. Tai šiandien dar nueisim prie mūsų į vieną vietą. Jeigu ne, tai nuomosimės mašiną, o tuktuką kažkur kitoj vietoj bandysim tada. But sometime stop the vehicle, change the gear very tight. You know, operating the gears cable because backside engine. This one working for cables. So when you were stopping, you stopped in neutral. So, Reikia bryti. so from second to Tuktuką neutral. eisim, Yes, treningai. second to neutral. Okay. And also push the brake and pick up the handbrake. Oh, that's the Yeah. How to release Valandžikę treningo, button? pasivažinėsim. Okay, now your time. Who wants to go first? Who is You wanna first? go? Okay, I'll go. Okay, Ignas. He has pirmas. experience, no? No, I don't. He But I have a little bit, yeah. okay. Yeah. Yeah, follow the 10 speed. Again, change the neutral. Bypass the neutral. Second gear. Okay. Gerai, hebrytę su tuktukais pabaigsim rytoj, nes šiandien, nu, Ignas kaip ir jau parvairavo, jisai tai padarė tą praktiką, pasivažinėjo, o aš jau patamsiai nenorėjau, sakau, rytoj važiuosim. Tai rytoj visą procesą parodau, o šiandien jau atsisveikinam, einamės vakarienes ir jau rytoj laukia nauji nuotykiai su tuktukais. Juhu! Arė, pasiruošus? Tikrai jūs imsit? Nu, tai jeigu jau ruošiamės tiek, Bet matai, kad ten kažkas... 3 teisės. Nu tai tiesiog pakeis gal tuktuką, nes dabar Ignui kažkas ten susanka, arba subėgis. Tai bandysim to aiškintis. Gerai. See you tomorrow.